Treneri, 3 rungtynės per 4 dienas, 3 pergalės. Turbūt esat patenkintas. Tai be abejo, tai čia kitaip ir negaliu jaustis, aišku, patenkintas ir ypač patenkintas šią pergalę. Tikrai aplošėm tikrai stiprų klubą, jie dalyvauja ir Europos taurėje ir viską, ir sukomplektuota gerai. Nu, tikrai stipri komanda, tuo labiau lyderis nei vienos pralaimėjimo neturi. Džiaugiuosi, aišku. Trenerė, prisiminus istoriją, rungtynę su Neptūnu, rungtynę su Tartu šiandien, ar galima sakyti, kad Juventus žaidžia geriau prieš stiprias komandas? Nu, galima, iš tikrųjų galima, nes jie, nežinau, viskas priklauso nuo jų nusiteikimo. Jau šiandien ir per apšilimą buvo matyti, kad jie nusiteikia šiandien 100% visi susimobilizavę ir tai parodo rezultatas. Nežinau, kodėl taip yra, reikia ir kažkokio ypatingo to nuteikinėjimo nėra čia, bet čia nuo jų viskas, sakau, nuo jų nusiteikimo daug kas priklauso. O trečiasis kėlinys parodė, kad komanda ir gintis dar moka. Moka ir gali, kas svarbiausiai gintis. Tai va, tas ir labiausiai džiugina iš tikrųjų, nes su gynyba vis tiek dar yra šiokių tokių problemų ir dar bandysim gerinti. Turbūt džiugina ir puolimas, ar ne, nes visose 3 rungtynėse virš 90 taškų. Taip, 3 varžybas žais per 4 dienas, tai čia yra sunku iš tikrųjų, tuo labiau, kad turim tik tais 9 žaidėjus ir tikrai, kaip nuo pat pirmų varžybų ten su Palanga reikėjo padalinti visiems žaidėjams tą laiką, kad nenuvargtų, kad būtent ant šių varžybų. Turėtų džiuginti turbūt ir tai, kad Karlis Petrukonis po biškį atsigauna, po truputuką. Nu tai senai taip turėjau žaisti, tai čia aišku džiugina. Visi džiugina, kurie gerai žaidžia.